Po 15 metų jogos praktikos supratau 3 dalykus, kurie visiškai pakeitė mano praktiką. Pirmas, kad tikroji joga prasideda ne tada, kai tobulai atlieki pozas, o tada, kai nustoji stengtis ir tiesiog esi. Kai tik pradėjau praktikuoti jogą, man atrodė, kad joga tai kūno lankstumas, gražios pozos ir fizinis tobulumas. Dabar, po 15 metų supratau, kad visa tai tik paviršius. Tikroji joga prasideda tada, kai nustoji stengtis atrodyti gerai ir pradedi jausti savo kūną. Kas lanko mano vedamas jogos praktikas, žino, kad dažnai akcentuoju: pajausk, įsiklausyk į savo kūno pojūčius, neanalizuok jų protu, tik jausk. Kai tavo kvėpavimas sulėtėja, o kūnas juda ne iš ego, o iš ramybės būsenos. Kai kiekvienas judesys tampa meditacija. Kai nebeskubi, o tiesiog esi.